Labą dieną. Šiandieną video yra skirtas ASMR. Kas dar nežinote, tai ASMR arba malonūs dirgikliai smegenyse. ASMR paraidžiui išvertus pažodžiui reiškia autonominė, sensorinė, meridionalinė reakcija. Galima apibūdinti kaip malonų kutenimą smegenyse, galvoje, neretai nugaroje. Kiekvienam žmogui šis reiškinys pasireiškia skirtingai. Labai sunku paaiškinti, kas būtent tai yra. Mokslas kol kas iki galo neišaiškino, kaip tai nutinka, kas tai yra ir kas sukelia šį smegenų orgazmą. Jis jaučiamas kaip neaiškus dilgčiojimas galvos srityje, pereinantis į kaklą ir galūnes. Tačiau tai neseksualinis orgazmas, o greičiau visa apimantis neapsakoma euforija. Jeigu jums tai įdomu, kaip tai veikia ir norit pažiūrėti, kaip dabar pakuosiu Avon užsakymuką, siuntinuką gavau, galit likti ir pažiūrėti šį video. Bet jeigu jūsų tai nedomina, geriau iš karto išjunkite ir galite pereiti prie kitų filmukų ar geriau nežiūrėti ir nesigadinti savo nuotaikos, nes ne visiems patinka ASMR. Tik 70% žmonių patiria šį jausmą. Ar jūs esate vienas? Štai gavau tokį maišelį ir jame yra siuntinukas. Tai jau ir pažiūrėsime, kas jame yra. Pirmiausia, aišku, yra katalogas, yra lapukas, kuriame galima palikti užrašyti savo užsakymą. Aš jau užpildžiau jį. Yra katalogas Avono, iš kurio dabar turiu išsirinkti prekes. Vėl užsisakysiu. Kosmetika, kremukai dabar manęs nedomina. Rankinė kokia. Tik 15 svarų, o šiaip kaina 60. Ir jeigu iš katalogo užsisakai dabar už 10 svarų, tai ši rankinė kainuos tik 15 svarų. Štai. O lakai labai sudomino, tokie įdomus, kad kaip paprastas matinis uždažai, o po to dar yra specialus lakas, kad darytų tokį blizgantį jau lakinį efektą. Čia labai įdomus lakai, tokie pudros efektas ant nagų. Štai toks šiltas jausmas atrodo. Stardust. Žvaigždžių pudra, žvaigždžių dulkės. Čionais lipdukai ant nagų įvairiausi. Štai. Irgi nebrangiai va. 4,50 dabar akcija. Čia įdomus lakai irgi su metaliku. Nagų lakas, uždažome, o tada paimam tokią lopetėlę, palaikome ją ir štai gaunasi kokie efektai. Štai įvairiausi efektai ant nagų. Lopetėlės tik po svarą dabar kainuoja. Patinka man šie lakai. Toliau lakai.
šešėliai, net numeriukai surašyti, kaip ką dažyti, kur tepti, va pirmą numeriuką, antrą, trečią, ketvirtą, kur tepti ir kas bus, kaip gausis. Ir visas toksai katalogas. Geras, patinka man žinai jį pavartyti, pasirinkti ką nors. Tokia moteris Anglija atneša. Ir įdomu žiūrėti, o dabar užsisakiau šiuos sklepaliukus. Akcija buvo dabar 10 svarų, sutaupau 6 svarus. Pažiūrėsim, ir dar čia įdomi, kad gali pauostyti. Patrini šitą. Ir kvapą jauti, skaniai kvepia, patiko. Tai štai toksai katalogas. Dar yra sudėta jau kalėdom visokios akcijos. Štai visokie rinkinukai, irgi nebrangus, va rinkinukas 10 svarų, o šiaip bendra suma turėtų kainuoti 31. Štai rinkinukai, štai šešėlių paletė. Ir įvairiausių rinkinukų. Rūbeliai įvairūs, daikčiukai kalėdom, papuošalai. Štai taip, su katalogu baigėm. Toksai jisai neplonas, storas, ohoho. Yra ką pasirinkti iš jo. Taip, toliau eisim žiūrėti, kas yra dar. Ištraukim. Štai ką užsisakiau. Tai yra rožytės, tokios gėlytės rožės. Jas įdedi batareikas į vidų, jos yra su batareikom ir įmetant į vandenį, jos įvairiom spalvom dega ir duoda romantiką vonioje. Kituose video parodysiu, kaip tai atrodo. Rožytės įdomios, gražios. Dabar reikės tų batareikyčių ir žiūrėsim. Taip, kas yra toliau? O toliau yra štai. Taip, Lightbite, numeriukas ir akių šešėlių primeris. Tuoj pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Štai toksai ir užrašyta. Pyragaitis. Toks kietutis, fainas labai. Štai, dažysim, žiūrėsim. Stiklinis indelis. Užsukamas, kaip matom. Storas stiklas. Ir kamštelis plastmasinis.
laineris. Kas dar šitam maišelį yra? Tai yra teptukas. Taip, tai yra teptukas. Šepetėlis yra. Kosmetikai. Avon kosmetikai. Štai toksai konsilerio teptukas. Taip, nukirpsime to jau mes pakuotą ir pažiūrėsime. Štai su kamšteliu kokiu. Oi, koks švelnus. Pasaka. Tikrai atrodo gerai labai turėtų teptis, nes šiaip yra toksai prie galo stangrus. O šiandien viršūnėlė lanksti. Super. Labai patinka. Švelnutis. Pro tą galą išeis uždengt ar ne? Ne, neišeina. Šiaip šepetėlius reikia dengti pro šitą galą, kad neužsilenktų jokie šereliai į tą pusę. Pro šitą negalima, bet šitas nepadaryta taip, kad pro čia užsimautų. Štai toksai teptukas. Taip ir maišeliai viskas. Nieko nėra. Padedam į šalį ir žiūrim, kas dar yra. Ir lieka štai dar tokia dėžutė. Pelėdom tokia graži, nemaža. Reikia atidaryti. Sunkiai atsidaryti. Dėžutę dedam į šalį. Viskas išpakuota. Reikia prakirpti. Na, štai prakirpti. Taip savo putoj, jūros putoj supakuota. Popierėliai pridėti. Koks gražus. Štai. Jas išpakuosiu ir parodysiu. Štai tokia pelėda. Čia ant knygų jinai. Štai skaitos knygą. Tokia pelėda.
jinai prispaus knygas. Čia į vieną pusę padėsim, knygų padėsiu ir tada dėsim šitą pusę. Štai su tokiam dviem pelėdytėm. Irgi va knyga. Taip. Ir štai užsidės. Taip. O tarp jų bus knygos. Oi, kaip malonu. Koks grožis. Oi. Taip gražu. Ir pelėdos tokios fainos. O, labai. Dvi mažytės pelėdytės ir štai viena didelė. Ir akutės kokios. Štai tokie grožiai. Toks buvo mano užsakymas iš Eivono. Dabar vėl užsisakiau. Ateis moteriškė, paims mano užsakymą ir vėliau atneš man mano prekytes. Ačiū, kad buvote su manim. Ačiū už peržiūrą. Jeigu jums patinka SMR, spauskit po šiuo video pirščiuką į viršų. Parašykite, ar tai sukėlė jums nors kiek smegenyse, galvoje virpuliukų. Ar norėtumėte dar tokių lietuviškų SMR? Ir jeigu bus norinčių dar pamatyti, tada dar darysiu tokių video. Jeigu žino mane, tada sustabdysiu šią video serijas. Na ką, ačiū už peržiūrą.